Ką žinau, prikolinam su draugeliais išėję į lauką, bet jo, kažką turim 2 litrą slyvą, baisiai žiaurų. Sveiki visi, šiandieną pašnekėsim apie BMW e-tram 9 slyvą. Atidarykime kapotą, pasižiūrim, ką turim. Turim turbūt patį kontroversiškiausią variklį, tai yra 2 litrų dizelis. Daug kas jo nemėgsta, daug kas jį heitina ir sako, kaipgi slyva gali būti su 2 litrių motoru. Aš suprantu, ką jūs norit pasakyti, bet jeigu pravažiuoji su 2 litrė slyva, nėra taip jau ir blogai. Kaip pridera bet kokiam BMW automobiliui, turim ksenon lempas. Jeigu žiūrėtume į kėbulą, taip turi savo charakterio bruožų. Tačiau rūdžių ant šio kėbulo mes sunkiai surasime. Turime R16 ratus, galinio valytuvo delytas, nėra valytuvo, nėra problemų. Labai maloniai atsidaro kuro užpilimo dangtelis, labai maloniai ir užsidaro. Veidrodėliai paprasti, nėra fotochrominiai, kas gerai, kad niekas tau jų nenupizdins naktį. Jeigu bandytume apibendrinti šį automobilį, tai yra puikus pasirinkimas žmogui, kuris nesiekia nieko niekam įrodinėti ir važiuoja savo malonumui. Na ir svarbiausias turbūt dalykas - BMW salono kvapas. Jeigu žinai, tai žinai. Komplektacija nėra kosmiškai ypatinga, turim parktronikus, turim autopilotą, tačiau tai yra gana standartiniai dalykai. Jeigu nori, gali atsidaryti radiją, įdėti kasetę. Ekrane nėra pabėgusių pikselių. Medinis vairas, medinė kulisa, medinė rankinio svirtis, minkštas, odinis, kreminės spalvos salonas. Taip, užsikūrėm, galime bandyti prasivažiuoti. Sankaba yra maloni, vairas yra hidraulinis, tačiau sukasi gan lengvai. Vos tik pradedi judėti, užsirakina pačios durelės. Važiuoklė labai minkšta. Mašina tokia banguojanti, bet to pačiu, jeigu greičiau važiuoji į posūkį, tu tikrai nepaslysi. Jeigu spaudžiam dugną, tikrai nėra greičiausia mašina, kurią esu vairavęs. Kasdienybei tai yra puikus automobilis, pakankamai traukos. Mechaninė pavarų dėžė, visą laiką būni susijungęs su keliu. Jeigu vertini tą tikrą mechanišką vairavimą, tai tikrai yra puikus variantas. Prasukam ratuką pro rajoną, tai vat lengvai. Prieš įsigyjant slyvą, aš kai ieškojau, testavau ir 2,5 dizelį, 3 litrį dizelį, ir mechaninę dėžę, ir automatinę dėžę, tačiau nusprendžiau duoti šansą ir 2 litriui. Žinokit, nei 1 sekundės, nei 1 cento, nei 1 minutės aš nesigailiu šitoje vietoje, galiu pasakyti taip. Tai va, moralas paprastas, mažiau klausyk, ką sako kiti, žiūrėk, ko reikia tau ir neleisk, kad tavo pasirinkimus įtakotų svetimų žmonių nuomonės. Iš manęs tiek, iki kitų.